Antradienį prasidėjo Buenos Airių mados savaitė, kurios pirmąjį vakarą vainikavo dizainerio Rikės Arkani kolekcijos pristatymas. Prieš šios kolekcijos pristatymą podiumų žingsniavę modeliai demonstravo vietos prekės ženklo Vanama rudens žiemos kolekciją, kurioje vyravo šalikai, ilgaauliai batai, vilnoniai megztiniai ir antblauzdžiai. Vanama dizaino vadovė Majo Galera sako, kad kolekcija įkvėpė įvairios pasaulio kultūros. Por sobre todo trabajamos en una imagen de mujer que es romántica. Daugiausiai kuriame romantiškos moters įvaizdį. Vanama kuria miesto folkloro kolekcijas. Tai drabužiai, kuriuos dėvi miesto gyventojai su įvairių kultūrų folkloro elementais. Además, tenemos estos folk que vamos tomando de las culturas y aplicando y volcando sobre la colección. No, io francamente sono un po' cafona. Dice molto fine. Le piace? È un modellino che ho visto sul blog. Kitas Argentinos prekės ženklas Varanasi pristatė kolekciją įkvėptą architektūros. Prie suknelių margintų Art Nouveau pastatų raštais derintos šukuosnos primenančios bokštos. Mados entuziastas fotografavo ir piešėsi užrašinėse demonstruojamas sukneles, pasiūtas iš storų ir plonų medžiagų. Vakaro pažiba tapo garsusis dizaineris Rikės Arkani, kuris pristatė energingą podiumo šou. Kolekcijos pristatymas yra šou, tai ne tik abstraktus konceptualus kolekcijos demonstravimas, mes mėginame surengti šou. Žmonės nori matyti ne tik drabužius ir dizainerio idėjas. Ladies and gentlemen, Rikės Arkani live. Dizainerio šou labiau priminė roko koncertą nei mados renginį. Naująją ilgaaulių su užtrauktukais, aukštakulnių ir kutais puoštų rankinių kolekciją jis parodė skambant rankiai muzikai ir mirgant intensyvioms šviesoms. Argentinos mados savaitės renginiai vyksta La Rural centre madingame Buenos Airių Palermo rajone. Mados savaitė baigsis vasario 25 dieną.